Sveiki, mėlyjeji, stebite orientavimo sporto klubų futbolo turnyro 2014 metų grupių sudarimo ar burtų traukimo ceremoniją. Tai prieš ją būtų tokios taisyklės. Yra dvi taisyklės. Pirmoji taisyklė, kad 4 pernai metų stipriausių komandos patenka į vieną krepšelį, tam, kad visos 4 neatsidurtų vienoje grupėje. Ir antroji taisyklė, kadangi turime 2 komandas iš vieno klubo, tai jos turime taip pat skirstyti į atskiras grupės. Taigi, turime pernai metų 4 stipriausias grupės, 4 stipriausias komandas, tai Versmė, SK Ichtisa, Arboro 1 ir Žemaitija. Jos patenka į vieną grupę, taip pat Ąžuolo pirmoji komanda, Sako sporto komanda ir Arboro 2 patenka į kitą grupę. Iš karto Arboro 1 sulankstom ir dedam į vieną grupę, į A grupę, tarkim. Ir Arboro 2 patenka iš karto į B grupę. Taigi, dabar likusios komandos suskirstomos į 2 atskiras grupės. Tai būtų Versmė į stipriųjų krepšelį, Žemaitija ir SK Ichtisa. Likusieji nepatekę pernai metais į stipriausiųjų ketvirtuką, tai Sako sportas, Ąžuolas pirmieji metai jiems ir Šešėlis. Taigi, grupės turime čia turime dalyvius. Taigi, sumaišome ir dedame po vieną grupę į stipriausiusius, tai būtų viena komanda į A grupę ir 2 komandos į B. Tada 2 silpnesnės komandos į A grupę ir viena komanda į B grupę. Taigi, baigėme burtų traukimo ceremoniją. A grupėje galime pranešti, kad yra Arboro 1. Taip pat šioje grupėje yra Sako sporto komanda. Tretieji yra Ąžuolas ir ketvirtieji Žemaitija. B grupė Arboro 2, SK Ichtisa, Šešėlis ir Versmė. Taigi, ačiū už dėmesį, video pamatysite tiesiogiai, o tvarkaraštį ir visą kitą pamatysite dar šiandien, tikėkimės. Viso geriausio.